Sveiki, susitinkame su Juozo Gaižausko knyga Pasibaidęs Dievo žirgas. Ir su mumis labai malonu sveikinusi šios knygos autorius Juozas Gaižauskas. Labai ačiū, kad prisijungė. Sveiki. Ši knyga išleista 2022 metais, išleido leidykla Alma Litera. Ir negaliu nepasakyti, kad per tuos metus, per 22 metus išėjo dar dvi Juozo Gaižausko knygos. Tai yra Dievas su šlepetėmis ir Tigras glostantis pėdas. Turėčiau patikslinti, ne per tuos metus. Dievas su šlepetėmis išėjo 2021 metais. Išėjo Žaižaruojančius skeveldrus, išėjo 2002 metų pradžioje. Ir Tigras glostantis pėdas. Gal net taip 20-ais Dievas su šlepetėmis, 22-ais ar 1-ais Tigras ir Žaižaruojančios dangaus skeveldros, o tais metais, kai išėjo Pasibaidęs Dievo žirgas, viena knyga išėjo tais metais. Aha. Tai žodžiu, nepameluosiu, sakydama, kad per 3 metus išėjo 5 knygos. Taip. Tai tikrai tokia labai stipri kūrybinė versmė ir toks, sakyčiau, fontanas. Ir mes visi žinome, kad Juozas Gaižauskas yra žinomas ir mylimas aktorius. Aš vieną kartą paklausiau tokio kito autoriaus, Mariaus Marcinkevičiaus. Jisai rašo knygas vaikams, šiaip jis yra gydytojas. Kaip čia atsitiko, kodėl jisai pradėjo tas knygas rašyti tokiam jau vyresniam amžiui? Sakau, kaip čia tas įkvėpimas atėjo jums? Jisai sako, man čia yra neįkvėpimas. Sako, aš visą gyvenimą įkvėpinėjau, o dabar iškvėpiu. Tai čia yra iškvėpimas iš tiesų. Tai aišku, iš karto projektuoju klausimą jums, Juozai, ar jums taip pat? Tam tikra prasme, bet tai nėra vienareikšmis atsakymas, todėl kad kartais būna paprastai. Aš prieš prisijungiant sakiau tą sakinį, kad kūrėjui yra gerai, kuo jis turi daugiau instrumentų. Kuo daugiau turi instrumentų, kuo daugiau gali daryti, tai tuo daugiau gali pagroti. Ar tu gali dainą kurti, ar tu rašyti, ar tu teatre spektaklį kurti, ar televizijai projektą, ar garsinti, ar dar ką nors sugalvoti. Kuo daugiau tų instrumentų yra, tuo lengviau. Bet iš tikrųjų, pavyzdžiui, mano atveju buvo gal tam tikra prasme taip, bet kalbant apie tą iškvėpimą. Bet kita prasme ne, nes iš tiesų buvo taip, kad kai aš turėjau galvoj istoriją, sakykime, pirmosios knygos Dievas su šlepetėmis, ir aš grįžau iš pirmo Camino Santiago de Compostelos kelio ir turėjau labai aiškią istoriją. Labai ilgai jinai mane kamavo, aš vaikščiau ir galvojau, kad tai turėtų būti spektaklis. Aš ilgai galvoju, natūralu, aktorius, režisierių, tarsi visiškai būtų, net žmonėms lengviau priimti tai būtų buvę, nes nebūtų jokio keisto dalyko. Aktorius, spektaklis, okei. Ir aš vaikščiau mėnesiais ir vieną dieną, aš pamenu, tiesiog gatvė einant Vilniuje, aš sustojau, supratęs, kad tai yra ne spektaklis. Ir aš tada tą akimirką net neturėjau atsakymo, kas tai yra. Aš tada vėl susinervinęs vaikščiau, ten porą mėnesių gerų turbūt, kas tai yra, nes ta istorija neduoda ramybės. Ir atvirai kalbant, kai aš supratau ar suvokiau, kad tai yra knyga, aš nepaprastai išsigandau. Tai nebuvo jokio džiaugsmo ar jokio... Aš siaubingai išsigandau, nes aš kuo aiškiausiai nutuokiau, kiek tai reikalaus darbo. Ir kad to aš nesu daręs, tai reikalaus dar papildomų resursų, o tie mano resursai vis tiek yra riboti, kokie jie dideli bebūtų. Ir aš nebuvau tikras, ar man tai pavyks padaryti. Bet aš iš tų atkaklių žmonių jau kai nėriau, tai tada jinai kažkas man, kaip sakau, padėjo tą knygą parašyti. Jinai kartais ten atrodė, kad net nežinau, ar aš rašau, ar kažkas už mane rašo. Bet aš neriu, sakau, tai po 16 valandų į dieną ir dirbu atkakliai, nuožmiai, atkakliai, labai valingai ir aš paneriu iki tokios gelmės, kad mane neįmanoma atitraukti nuo to. Tai viena iš priežasčių, tai šiuo atveju sakau labiau apie tai, kad tik dėl to, kad aš suvokiau, kad tai nėra spektaklis, man atėjo suvokimas, kad tai yra knyga, dėl to aš parašiau knygą. Bet tai nereiškia, kad kitą kartą aš nesukursiu 25 dainų albumo, nes man pasirodys, kad ta istorija verta dainingo kažkokio
dainingos formos. Tai čia jau tas, apie ką aš kalbu, kad tas kūrėjo galimybė pasirinkti instrumentą. Tai man yra taip. O iš tiesų taip, aš labai džiaugiuosi, kad aš nepradėjau rašyti anksti, kad nepradėjau rašyti prieš 20 metų. Būčiau prirašęs visokių nesąmonių, šiandien gėda būtų. Bet tai buvo mintis rašyti? Aš visada žinojau, kad aš rašau. Aš visada žinojau, kad aš galiu rašyti. Aš esu vertęs savo ir pjesių, kaip amato prasme, aš puikiai žinojau, kad aš rašau. Bet kiek gerai tu rašai, tu sužinai tik tada, kai tu išsiunti knygą į leidyklą. Tik tada, ir tai tu dar net ne tada, o tik tada, kai knyga išeina. Ir juk vis tiek, ta knyga, kai išeina, tu neturi jokios nuovokos. Pirmoji knyga, kai išeina, tu net nežinai, tu nesupranti, tu žiūri pirmą, antrą savaitę, trečią, žiūri top 1 knygas, skaitomiausių ten, visur top 1. Ai, galvoju, kaip vaikas, žinai, galvoju, ai, tai čia turbūt visada tai būna. Čia turbūt taip, kai išleidžia knygą, tai taip visada ir būna, kiek tu Ir taip, žinai, paskui kokią 4 savaitę su leidykla susiskambinę klausai, o tai čia taip ir būna, juokiasi iš tai, sako, būna kartą per 10-15 metų, tinka. Ai, tai čia matai, čia ne visai taip kaip, žinai, čia toks kaip vaiko atradimas buvo irgi, įskaitant nuo to, kur tą knygą atiduoti, į kokią leidyklą nusiųsti. Šitie pradmenys, kurie kamuoja kiekvieną autorių parašiusi pirmą knygą. Nuo to, kad aš esu žinomas žmogus, nedaug ką keičia, nes, vis tiek, jeigu parašysi kažką ne taip, tai tau ir pasakys, gal tu geriau vaidink ir puikiai tą darai ir toliau tai daryk. Tai nėra taip paprasta ir ten, kaip kiti gal žmonės įsivaizduoja, žinai, vien dėl to, kad tu žinomas, ten tave spausina. Gal ten kažkaip ir išspausintų, bet per 3 metus jau 5 knygos, tai gal ne dėl to spausina, kas žino. Na, kas žiūri šitas mano laideles, tai turbūt jau pastebėjo, kad aš nekviečiu autorių ir nekalbu apie knygas, kurios man nepatiko, nes nematau prasmės tą daryti. Kalbu tik tai knygas, kurios man labai patiko. Ir iš tikrųjų tai negailiu liaupsiu ir tikrai, o ką, kaip kitaip, tai ką dabar kalbėsi apie knygą, kuri tai jau neįdomi. Tai šitą knygą man irgi labai patiko. Aš ją skaičiau iš tiesų 2 kartus. Pirmą kartą prieš kokius gal pusę metų ir jį padarė man labai gerą įspūdį ir aš tada nusprendžiau, kad labai norėsiu pakalbėti su jos autorium. Ir paskui dar perskaičiau 2 kartą jau dabar prieš mūsų susitikimą ir tikrai galiu pasakyti, kad ją galima skaityti 2 kartus, nes gavau tą patį skaitimo malonumą ir pamačiau dar kitų dalykų, kurių nepamačiau pirmą kartą skaitydama. Ir tikrai likau 2 kartą taip pat sužavėta. Ir netgi galiu pasakyti dėl ko. Su pirma, tobulas pavadinimas, tai yra tikrai atitinkantis siužetą ir labai gerai atskleistas net keliose vietose pavadinimas. Ta prasme, jisai tiesiog, įsipaišo į tą, medžiagą knygos. Toliau, kas man labai imponuoja, sudėtingas, bet gerai suvaldytas siužetas. Ta prasme, nėra tiesiog vientisas pasakojimas, o labai taip taisyklingai suvaldyta, netgi tose momentuose, kur pakeistas yra pasakojimo, tas žodžiu, ar aš pasakoju nuo 1 asmens arba nuo 3, tobulai. Na ir aišku, yra toksai kaip atskleidžiamas kaip svogūnas, vis lūpam ir galų gale atsako į visus klausimus, žodžiu, tekstas. Ir yra gili tokia visiems turbūt rezonuojanti filosofinė mintis. Tai kogi daugiau galima norėti. Tai nežinau, kaip pavyko, bet tikrai pavyko. Labai nebuvo lengva su šita knyga. Visų pirma, dėl konteksto. Aš ją, kai pradėjau rašyti ir jau buvau paniręs į knygą, prasidėjo karas Ukrainoje. Ir tada buvo tas laikas, kai visiems kūrėjams tiesiog nusviro rankos ir kai kiekvienas galvojo, turbūt kiekvienas žmogus galvojo, ką tu gali pasakyti dabar, kai tu kiekvieną akimirką tik tai trokšti prisijungti, žiūrėti, kas darosi ir galvoti, kas vyksta. Ir tada man dingtelėjo mintis, kad jeigu visi taip, tai bus labai blogai vėliau. Leidyklos tuo metu kalbėjo, kad šiemet nebus nei vienos knygos turbūt. Aš galvojau tą akimirką, kad tada reikia įdėti 2 pastangų, 2 valios ir tame karo kontekste aplinkui aš su 2 įniršiu tokiu kibau į tą knygą. Ir aš atsimenu tą akimirką, kai
tas knygoje yra iš tikrųjų skyrius, labai daug druskos yra knygoje, ar ne? Kai aš atėjau, man iš tiesų namie baigėsi druska, bet aš buvau tiek knygoje, kad aš nesuvokiau konteksto, kodėl kas. Ir aš nuėjau į parduotuvę ir pamačiau žmonės glėbiais nešančius druską iš parduotuvės. Aš stovėjau apšalęs tiesiog, žiūrėjau juos ir galvojau, ta druska jūsų nepasūdys. Pasauliu reikia kitos druskos, kitokios druskos, kuri galėtų pasūdyti žmonių sielas. Ir tai taip koreliavo su tai, ką aš rašau, kad ta druska taip atsirado knygoje kaip savaiminis toks. Net tos Mindaugo Lukošaičio iliustracijos sąmoningai tokios tarsi iš druskos luito iškaltos. Ir pavadinimas, tiesą sakant, pavadinimą aš irgi sumaniau tame karo kontekste. Pasibaidęs Dievo žirgas, man regis, toks šiandien yra mūsų pasaulis. Labai tikslu, iš tikrųjų. Kaip pasibaidęs Dievo žirgas. Ir jo labiau sąmoningai palikau galimybę nedėti kablelių, loginio kirčio. Kablelio nereikia, loginio kirčio pavadinimą gali perskaityti dvejopai ir pats gali pasirinkti, arba net skaitant knygą jis gali kaitaliotis. Tai gali būti pasibaidęs Dievo žirgas arba pasibaidęs Dievo žirgas. Visiškai dvigubas linktis, kurią nebūtinai iš pirmo karto pastebėsi, bet skaitant knygą turbūt vis tiek kažkur ateina arba gali ateiti suvokimas, kad yra taip. Pagaliau rašyti, mums aktoriams, nes visgi aš esu profesionalus aktorius, mūsų didžiausias dalykas, didžiausias geras dalykas, kai rašai, yra tai, kad mūsų duona yra tokia įlysti į personažo kailį. Čia tai tikrai labai padeda. Mes kai vaidinam, mes įlendam į personažo kailį. Ir aš irgi su siaubu laukiau to momento, kai man reikės įlysti į tokio personažo kailį, kur gyvenimas... Jūs puikiai žinot, aš galvoju, kad ten jūs apie save rašot. Kaip trupiniai, kur aš po to kalbėjau su ne vienu žmogum, man rašė žmonės, aš gaunu tikrai daug laiškų į Messengerį, visur man rašo, kasdien aš paskaitau bent po kelis laiškus apie savo knygas, nebūtinai apie šią. Man rašo sergantys žmonės, kurie turi panašių didelių problemų, arba ne visai tokių, bet jie manęs klausia, kaip tu papasakojai mano būseną, aš nesuprantu. Tada supratau, kad man visgi į tą kailį įlysti pavyko. Kitas dalykas dėl struktūros. Taip, jinai yra ganėtinai sudėtinga. Jinai yra tokia, ir tu rašydamas tokią knygą, tu iš karto suvoki, kad būtų paprasčiau parašyti kaip strėlę, paleisti tokį vientisą siužetą, jį tada labiau rytų, daugiau žmonių jį skaitytų, bet šita knyga netokia, tema netokia, pats personažo. Aš norėjau, kad skaitytojas jaustųsi šiek tiek panašiai kaip tas pagrindinis personažas, kuris skaito, ir šiuo atveju skaitytojas ir ne iki galo suvokia, kas čia vyksta. Tai čia laikas kinta, tai galiausiai, aišku, kaip mozaika sudedi į vieną bendrą paveikslą ir nusipiešė visas bendras vaizdas, kas čia buvo, kaip čia buvo, kodėl čia buvo. Ir kas iš to. Tai tas irgi toksai nebuvo lengva, tą mozaiką, tai kainuoja pastangų, ypatingai rašantys žmonės žino, tai kainuoja pastangų tokį sudėti tiksliai iki kiekvienos, kur kartais sakydavau, aš žinau, kad to skaitytojas net nepamatys, bet ten man neteisinga, aš turiu grįžti ir ten kažkokią tokią menką detalę žmonės jaučia pakaušiu dažnai, nebūtinai akimis skaitydami ir protu. Tai tą surinkti visą pilną paveikslą kainavo jėgų. Ir ypatingai kainavo dar jėgų, pastangų, ne jėgų, nukeliauti į tuos 33 metus, į Kristaus laiką, nes šioje knygoje laikas teka kitaip, ar ne? Ir ten vykdavo keisti dalykai. Aš pamenu, kaip pavyzdį pasakysiu, pavyzdžiui, rašiau berods tą vietą, kur Jotamas mato kalno pamokslą, ar ne? Buvo 9:30 vakaro, aš pradėjau galvoti apie tai, prieš tai ten studijavau Biblijoje, kaip ten yra iš tiesų, pradėjau galvoti apie tai
kažkaip truputį pagalvojau, regis atrodė, mačiau, kaip tai vyksta, kažką rašiau. Taip man atrodė, kad praėjo valanda, gal valanda 15. Aš pasižiūrėjau į laikrodį ir pasižiūrėjau į kompiuterį. Aš buvau parašęs 1,5 puslapio, tai galvau, ir buvo 9 ryto. Aš tada taip staptelėjau ir paklausius, kur tu buvai dabar? Kur tu dabar buvai visą tą laiką? Tai tos kelionės kažkur, kur tave išneša ten, paskui aš pats savo juokavau taip, galbūt kai tau reikia nukeliauti į 33 mūsų eros metus, tai truputį užtrunka. Tai, ir dar vienas toksai atrodytų menkas, bet labai svarbus dalykas, detalė, kur aš norėjau surasti tokį personažą, kuris tarsi akivaizdžiai egzistuoja Biblijoje, bet jis nėra aprašytas. Bet visi žino, kad jis turėjo būti, toks žmogus turėjo būti, be jo neįmanoma, kad būtų. Ir tokiu būdu aš radau tą asiliuko, Dievo žirgo, asiliuko šeimininką, Jotamą, kuris augina tą asiliuką ir tam, kad Jėzus galėtų ant jo gūnios įjoti į Jeruzalę. Tai, tokių buvo dalykų. Aš jau nekalbu apie tos įprastus rašytojams dalykus, kai reikia visiek išsklaidytą siužetą, surankioti į tikslų labai aišku, kad net skaitant nekliūtų niekam, yra netaip lengva. Ir tu pats įgramzdini žmogų skaitytojai į tokią klampę pradžią, o paskui iš lėto surankioji kiekvieną tą akmenuką ir sudedi. Tai vat, taip kažkaip. Kaip jūs tobulai atsakinėjat? Žinokit, jūs tiesiog atsakote visus mano klausimus, kuriuos aš norėjau užduoti. Tiesiog, kaip mintis skaitydamas. Tiesiog aš klausau ir galvoju, wow, tikrai. Nes ir apie Bliuską, ir apie tą metafizinius tas patyrimus. Tai tiesiog, kaip gerai, tai net neturiu žodžių. Jinai tokia keista, man sunkiausia, man visą laiką gaila būna po savo knygų, kai parašai knygą, man labai gaila būna, pasakysiu juokais, savęs. Man labai gaila savęs, kad aš nebeturiu galimybės jos paskaityti taip, kaip skaitys skaitytojas. To šviežaus. To tokio, kaip pirmą kartą, kad tu tokią knygą perskaitytum, nežinodamas siužeto, nežinodamas. Man taip gaila kiekvieną kartą. Dabar išėjo Antarktidos indėnai. Aš vaikščiau kokias 2 savaitės, nervinaus ir aš visą laiką svajojau apie tokią knygą, tokią parašai, dėl to, kad niekas kitas neparašė. Ir tada negali jos perskaityti, nes tu ją perskaityti rašydamas. Žinai, tai tik tai gali pasidžiaugti už kitus. O su šita knyga buvo dar kitaip, su Pasibaidžiusiu Dievo žirgu. Man kiekvieną kartą knygose rašant labai sunku nužudyti žmogų. Kitaip tariant, nužudyti personažą. Nesvarbu, kokia mirtimi jisai mirtų. Pavyzdžiui, rašydamas Tigras glostantis pėdas, kai ėjo kalba apie Nebirį mirtį, ten toks personažas, aš savaitę laiko nerašiau, aš vaikščiau. Ir aš žinojau, ką toliau turiu rašyti, ir tik aš negalėjau rašyti, aš nenorėjau jo nužudyti. Žinot, kaip aš nenorėjau jo nužudyti. Bet aš žinau, kad reikia, bet ir vaikščiau savaitę. Tai šioje knygoje Pasibaidžiusiam Dievo žirge irgi aš kaip įmanoma atidėjinėjau tą akimirką to išėjimo, Jotamo. Aišku, jisai išeina į kitą vietą į knygą. Bet ten taip gražiai, ten net ir ko bijot. Ta prasme, nebuvo ten jokio sukrėtimo tokio, kad kažkaip viskas taip sklandžiai, natūraliai, švelniai, visai be jokio. Tai paskui taip, todėl, kad man nesinori grubiai, tai turbūt taip ir... Taip, gal dėl to jau. Taip ir paleidai jį, kad jis tarsi ir neišėjo, žinai, arba grįžo, arba yra kažkur kitur. Bet, taip, va čia tokie keisti dalykai, bet sakau, tas mirtis labai sunku man nužudyti personažus, nes dar kartą grįžtu į pokalbio pradžią, kai pats įlendi į jų kailį, tai jauti kaip jie, tai kai tu žudai jį, tu žudai save. Tai va čia tie dalykai, o tu tą jauti tokiu gilumu ir tokiu tikrumu, kad nėra lengva.
Aš kiek buvau nustebęs, kai tą knygą per knygų mugę praeitą leidėjų asociacija ir kinematografininkų sąjunga pripažino kinematografiškiausia knyga. Ne dėl to, kad jinai nebūtų to verta, nustebau, bet dėl to nustebau, kad 2 prieš tai mano knygos 2 romanai - Tigras glostantis pėdas ir Dievas su šlepetėmis buvo jau pripažinti 2 kartus iš eilės. Ir čia 3 knyga, kai vėl pripažinęs, aš taip šyptelėjau, galvoju, gal jie net neskaito. Ai, tai kinematografija ir taip duoda. O paskui gavau tą feedbacką, sakykime, tokį, kur sako, žinai, sako, komisija taip pat buvo sutrikusi. Sako, jie tarsi pripažino, aš gavau tokių neoficialių, paskui, sako, jie sėdėjo ir sako, kaip, ką žmonės pagalvos, kaip galima 3 kartą iš eilės duoti tą patį. Paskui jie kažkaip patys susimastė, bet palaukit, kiekvienais metais komisija buvo kita. Komisijos buvo kitos, ne tos pačios. Tai tada jie nurimo ir jau davė tą, bet matyti jau tokios mano knygos, aš ne tiek apie tą apdovanojimą, o labiau apie tai, kad aš tai prašau. Aš pats labai gerai matau. Tai, ką rašau, aš matau. Tiesų skaitant, aš tikrai galvojau, kad arba jūs labai daug darėt tyrimo, arba jūs tikrai esate tas žmogus. Nuoširdžiai, nors atrodo nelogiška, kad jūs būtumėte tas žmogus, bet toks jausmas visą laiką lydėjo. Aš galvoju, gal jums kažkoks buvo ar vizija, ar kas, ta prasme. Visko buvo, bet aš turiu matyti. Aš turiu matyti ir jeigu nematau, tai aš padarau taip, kad matyčiau. Pavyzdžiui, galbūt nesu šita knyga, nors ten irgi atrodytų tie bibliniai, tie intarpai yra viso labo ten 4, ar ne? Bet tą kiekvieną turi pamatyti, kaip taip galėjo būti, nes turi būti visiškai tikros detalės, kurios nekeltų abejonių žmogui, kad čia labiau galbūt daugiau to buvo Tigras glostantis pėdas, nes aš tą knygą rašiau karantine, uždarytas apie didžiausią kelionę ir mano draugai, kurie prieš tai buvę Etiopijoje ir nemažai po ją keliavę, jie man sakė, tu meluoji, tu tyliai išskridai ir ten tikrai buvai, nes neįmanoma parašyti to, ką tu parašai. Bet aš jiems sakau, jūs supraskit, kad kažkas tai dingo mums. Čia jau prasideda metafizika. Ar kaip čia paaiškinti? Juozas dingo, dabar galvojam, ar atsiras ar ne. Jeigu neatsiras, tai mes tada įsijungsim iš naujo, bet aš tikiuosi, gal atsiras. Gal tiesiog ar internetas sustojo. Pala. Tuoj, man atrodo, viskas bus gerai. 1 minutėlę. Kavos pertraukėlė. Tuoj palauksim, kad Juozas turėtų prisijungti iš naujo. Aš parašysiu dar žinutę, kad prisijungtų. Pabandytų tuo pačiu. Taigi mes kalbame, kas čia dabar prisijungsite žiūrėti, kas čia vyksta, tai mes kalbame su Juozu Gaižausku apie jo knygą Pasibaidęs Dievo žirgas, kuri išleista praeitais metais. Ir iš tikrųjų, Juozas jau grįžo ir mes pratęsime tuoj pat pokalbį. Tuoj aš dabar prijungiu ir mes jau vėl čia. Atsiprašau, kažkokie ryšiai puikiai girdžiu, kažkas nutrūko, bandžiau prisijungti iš naujo. Tai... čia matyti metafiziniai jau dalykai prasideda, kalbant apie metafizinius dalykus. Taip, tai va ten sunkiausia buvo, pratęsiu, ką kalbėjau prieš tai, kad ten sunkiausia į tuos laikus įlysti, buvo sunkiausia į tą kailį ir įlysti ir pamatyti, kaip čia taip tiksliau įvardinti. Bet, aš privalau tą pasakyti, net kai rašai tą skyrių apie Jėzaus kalno pamokslą,
šiuo atveju knygoje yra, tai paprastai tariant, personažas gaunasi knygos, bet tai yra Jėzus. Supraskit, kad reikia įlysti ir į jo vidų. Netgi taip, ne? Kad tai parašyti, matyti jo akimis, gal neįlysti, čia būtų per grubus pasakymas, bet matyti jo akimis, kaip tai yra, net jeigu rašai apie trečiojų asmenį, tai man tai kainuoja, yra reikalų tą padaryti, bet už tai, kaip pasakyti, kai tu žinai, kad tu visur esi pabuvojęs, knygos viduj iš tikrųjų savo galvą, tai po to labai yra geras jausmas. Tu žinai, kad tai yra tikra ir, nesvarbu, ką tu ten sugalvojai, bet tai yra tikra, tu tai matei, taip kaip ir buvo. Tas tikrumo efektas tikrai yra, netgi, sakykime, tas asiliukas, taigi visi žinome, kad buvo tas epizodas, kai Jėzus įjojo ant asiliuko ir kad tas asiliukas, būtent to Joakimo asiliukas, tai jisai buvo kažkieno asiliukas. Tai čia taip viskas gražiai labai, sakyčiau, tikroviškai, bet dar galiu pasakyti dar vieną komplimentą, kad labai ši knyga, mano akimis, moko tokios tolerancijos ir net tokio priėmimo kitą žmogų, nes, nežinai iš tikrųjų, kas jam atsitiko. Daugiau aš kalbu apie tos, tokios atskirties žmonės, visokie ten benamiai, išprotėję kažkokie tai pasiklydę, nesusivokę. Ir tarsi ta knyga tokia duoda tokį kaip ir paaiškinimą, kas gali tam žmogui būti, ir tarsi visai kitas toks požiūris galėtų būti tą žmogų. Ir netgi dar pridėsiu, kad gali būti taip, kad skaitant tą knygą, ta empatija tokio aukšto lygio, kad net pats gali pasijusti, kad tu esi tas išprotėjęs žmogus, tai reiškia, ir tu į kitaip jau žiūri. Gal. Knygoje yra tokia daina prie Jordano upės. Čia aš norėjau paklausti, čia jūs pats ją sukūrėt? Tai taip. Aš galvojau, gal kažkoks autoris bus, bet ne. Aš tiesiog, kai rašau knygą, taip paprastai tariant, ar ne, čia iš tų multifunkcinių tokių dalykų. Ateini prie tos vietos, kur turi būti ta daina, tada parašai dainą. Bet kai aš ją parašiau, tekstą dainą, tada aš pagalvojau, bet reikia dainą sukurti. Tada aš paėmiau dar ir sukūriau tą dainą ir melodiją tos dainos. Iš tikrųjų, mano sukurta daina, aš paskui per pristatymą knygos Kotrynos bažnyčiai, aš dainavau tą dainą. Jau dabar. Tam, kad žmonės, pagalvojau, aš labai norėjau, kad žmonės, kurie galbūt skaitys knygą, kad jau tada tikrai mintise girdėtų, kokia ta daina yra, ką aš turėjau omeny. Tai čia lengva ir smagu ir gera, kai tu gali naudoti tuos skirtingus instrumentus. Čia dainą sukūrei, kuri knygoje yra. Aš ne kartą esu daręs tuos tokius triukus. Pavyzdžiui, knygoje Žaižaruojančios dangaus skeveldros, pagal vieną ten knyga apie Vytautą Mačernį ir mano knyga apie jį ir jo visą poeziją sudėta. Aš pagal vieną jo eilėraštį sukūriau dainą, buvo spalis, vėjo katinukai. Tada pagalvojau, pakrapščiau pakaušį ir virš eilėraščio surašiau gitaros akordus ir paprašiau leidyklos, kad taip ir atspausintų su gitaros akordais, kad kažkas atsivertęs galėtų iškart imti ir groti ten viskas, kad būtų. Tai tuos naudoji, iš skirtingų pasaulių išėmė savo pasaulių, iš skirtingų darbo sferų, sakykime taip. Tai šiuo atveju irgi taip. Ta prie Jordano upės turi istoriją iš tikrųjų. Ta prie Jordano upės tokia daina yra. Tokia daina yra ne ta melodija, ne tais žodžiais, bet vieną kartą mes su žmona ėjom Vilniaus senamiestį dar prieš knygą. Ir mes kalbėjomės apie tai maždaug, kad būtų smagu visai kur nors nuskristi, pailsėti savaitai, bet nežinom kur, negalim kažkur toli, bet truputėlį kažkur nuskristi, pailsėti. Vyko kažkokia šventė senamiestyje. Mes ėjom, pilna šurmuliavo Pilies gatvė ir mes einam keliu, Pilies gatve ir benamis stovėjo prie toj gatvėj ir visą gerklę plėšė. Prie Jordano upė. Kažką tokio jisai plėšė. Aš tik atsimenu tuos 3 žodžius prie Jordano upės. Tai buvo visai kita daina, visai kitas tekstas. Aš sustojau tada, žiūrėjau, paklausiau tą dainą, atsisukau žmoną ir sakau, tai skrendam prie Jordano upės. Juk mums aiškiai pasakė, kur mes nežinom, kur, tai skrendam į Izraelį.
Ir mes išskridom, buvom prie Jordano upės, pabuvom tenai, grįžęs į Vilnių, kad jūs žinotumėt, kaip aš atkakliai ieškojau to benamio, tam, kad jam atsidėkoti. Aš jam daviau pinigų tiesiog į kepurę. Aišku, jis nubėgo, tikriausiai jos išleido ne pačiais gal tais, geriausiais tikslais, tais skystų pavidalų ir su laipsniais turbūt, bet netiek svarbu. Aš jam norėjau atsidėkoti už tą. Tai lygiai tokiais dalykais ir knygoje vyksta reikalai. Kai tu eini gatve, kažkas dainuoja dainą, o tos dainos pavadinimas tave nusiunčia į kitą šalį, kur tai iš tikrųjų egzistuoja gyvenime. Tik tai reikia girdėti ir klausytis. Aš manau, kad yra įgimta empatija iš tikrųjų. Kaip sako, yra empatiškos knygos, yra neempatiškos knygos. Tai kaip taisyklė, empatiškos knygos jos suranda savo skaitytojų ir didelį jų būrį, nes tai yra kažkokie tai, nutiestos gijos kažkokios. Aš negaliu teksto ir autoriaus. Bet aš realiai negaliu to komentuoti, nes aš neturiu atsakymo. Aš galiu sakyti, galbūt tai, bet aš nežinau, nežinau, bet man apskritai knygos, filmai, bet kurios meno rūšies darbai, kurie neliečia, man neįdomu. Jeigu manęs neliečia, kaip mes teatre žinot, kaip sakom, yra tarsi toks išsireiškimas, kai nori pasakyti pastabą apie prastą spektaklį, sukurtą kitą. Sakai, jeigu jam pačiam tai neįdomu, ką jisai vaidina, jeigu jo tai matosi neliečia, jis tik vaidina, kodėl tai turėtų liesti mane žiūrovą? Jeigu jam plyš krūtinė iš skausmo, vaidinant tai tada gal ir tau sėdint bent ašarėlė nubirs. Štai toks yra maždaug tas balansas. Tai įrašant knygą, aš taip, nenoriu čia per daug kažką, bet visos mano knygos yra kruvinai apverktos rašant. Kartais aš spausdinu nematydamas eilučių, nes nematau per ašaras. Jos kainuoja nepaprastai daug. Ir aš nežinojau pradžioj, kai rašiau, kad tai įsigeria į tekstą. Tai viskas įsigeria. Netgi kai rašytojui pasidaro nuobodu pačiam rašyti, tai jaučiasi. Nors atrodo siužetas, taigi viskas eina į priekį. Taip. Viskas įsigeria. Tai įsigeria ir aš visada rašau su ta savo didelę kainą. Man kainuoja tai. Aš išgyvenu visą tai turbūt 10-eriopai stipriau nei skaitytojas, kai perskaito ir išgirsta istoriją. Bet tam ir išgyveni, kad tu nori, kad tai liestų skaityti. Pats skaitote paskui knygą jau išėjusią? Jau realią? Kartą perskaitau, jau tą popierinę. Nes kartais irgi smagu pažiūrėti, kaip nugulė į priekį, kaip skyriai, kada lapas verčiasi. Bet tik toks, aš perskaitau ir po to neskaitau, bet tai nereiškia, kad neskaitysiu kada nors. Gali būti kada nors, sakysiu, noriu perskaityti kažkurią savo knygą. Gal. Nesu tikras, nežinau. Tai va. Grįžkime galbūt prie tokios pagrindinės temos šios knygos Pasibaidęs Dievo žirgas. Tai turbūt nepameluosiu pasakydama, kad tai yra visiems rezonuojanti tema, tai yra atmintis, apie atmintį. Šita knyga irgi aš apie tai galvojau, kad atmintis yra toks įdomus dalykas. Iš tikrųjų, mes prisimenam kai ko neprisimenam. Man irgi būna gyvenime kažkas man pasakoja dalykus, kuriame aš dalyvavau, bet aš visiškai neprisimenu, kad aš ten buvau. Kai kurios dalykus labai gerai prisimenu. O jeigu dar tikime praeitais gyvenimais, tai dar čia tų prisiminimų gali būti iš viso neįmanoma turbūt visko žinoti ir prisiminti. Kas jums yra atmintis ir kaip jūs ją naudojate galbūt savo tiesiog, nežinau, gyvenime, knygose? Toks labai, labai platus klausimas iš tikrųjų. Taip, šitos knygos, taip, kaip pasakyti, auroje. Man atvirai tariant, man visada buvo įdomu. Visada buvo ir yra įdomu matyti ar stengtis pamatyti tai ir ten, kur regis nieko nėra. Man visada įdomu, kas yra už tos ribos, už mūsų suvokimo ribos,
už mūsų įpročių ribos, už mūsų talentų ribos, už mūsų kažkokių blogų, pačiupinėti tai, kas regis neįmanoma. Ten kažkur už tų ribų man visada įdomu, aš visada bandau atkreipti dėmesį ir stengiuosi pamatyti dalykus ir už tai kartais ir išgirsti, bet išgirsti tik kartais, nes mums reikia, kai tu įdėsi, nežinau, visą maksimalų save, galbūt tu išgirsi aidą iš anos pusės kažkokį, tik tiek, galbūt žmogui daugiau neduota ir su atmintim taip pat yra. Jau paprastai paskaičiuota. Pavyzdžiui, žmogus nuėjęs į spektaklį, pažiūrėjo spektaklį. Žmogus su puikia atmintimi ir labai atidžiai stebėjęs spektaklį, geriausiu atveju atsimins apie 60% įvykių. Atėjęs antrą kartą po pusės metų, tas žmogus, matydamas lygiai tokį patį, net su panašiom reakcijom spektaklį, jis sakys, kiek jūs čia naujo padarė, kiek jūs čia pakeitė. Jis tiesiog matys kitus dalykus, kurių tada jo atmintis nespėjo prisiminti, bet iš tikrųjų atminties dalykai tų žmonių, apie kuriuos aš rašau, arba konkrečiai to Joatamo, apie tą dimensinę atminties spragą ir kartu sąmoningą norą pamiršti, kai įvyksta trauma. Tai man tokia paprasta, aš jau gal ir ne kartą pasakau, bet tokia buvo istorija su mano amžinatilsį tėčiu. Jisai sirgo, jisai mirė seniai 2005 metais nuo kitos ligos. Bet jį kamavo didžiuliai skausmai ir labai daug naudojo raminamųjų ir užkrito žodis tų Nuskausminamųjų gal. Net tokių nuskausminamųjų, kurie šiek tiek gal ir ten... Kaip morfijus, pavyzdžiui. Morfino, taip, morfino. Būtent ta žodis ir užkrito. Ir tai buvo 2005 metai, kaip tik tai prieš kelis mėnesius buvo miręs popiežius Jonas Paulius II. Kaip tik taip sutapo, kad aš dėl konteksto sakau, aš tuo metu buvau Romoje, kai popiežius mirė. Visai atsitiktinai su filmavimais, aš buvau laidotuvėse. Už tai mane irgi taip įdomiai paveikė. Ir kai tėtis mirė, prieš mirštant jam kelias dienas, aš sėdėjau kambarį, namie, Tauragėj, prie jo lovos buvo diena. Ir jis užmiego. Ir žinot, kai žmogus užmiega, kurį kamuoja didžiuliai skausmai, yra didžiulė laimė, nes jeigu žmogus miega, tuo metu neskauda, arba jis nejaučia skausmą. Ir aš tykiai sėdžiu tiek, kaip pelytė. Ir tik prabudo po 45 minučių, kokiu taip. Taip atsikvėpė, nusišypsojo, sako, bet kaip mes gerai pasišnekėjom. Aš taip suklusau, sakau, tėtis, su kuo tu kalbėjai? Jis pažiūrėjo į mane taip, kaip, ta prasme, kaip tai su kuo? Tai su Jonu. Tėtis, su kokiu Jonu? Su kokiu? Su Jonu Paulium II. Taip gerai pašnekėjom. Arbatos išgėrėm, pakalbėjom. Aš buvau tą akimirką turbūt kaip plyta per galvą trenka. Aš žiūrėjau į jį ir galvojau tą akimirką, kur tu dabar buvai? Kur tu dabar buvai, kad tu gali pasišnekėti ir arbatos išgerti su mirusiu popiežium? Kur ta vieta yra? Tai iš tiesų knyga Pasibaidęs Dievo žirgas turbūt prasidėjo jau tada, kaip aš turbūt gavau tokiu gyliu, tokiu pleištu į smegenis tą suvokimą ir už tai buvo toks beribis noras pabandyti įlysti ir pamatyti, kaip tai vyksta, kas ten gali būti, kaip ten tas laikas teka, kaip tą reikia viską padaryti, kaip ta atmintis grįžta, negrįžta, kas su ja darosi, kaip galima būti vieną akimirką čia, kitą akimirką ten. Kai mes žiūrime į tos sergančius žmonės, jie ten sėdi ar ne, ir ten atrodo seilė teka. Ir mums daržovės nieko nejaučia, jis ten nieko. Ar tikrai? O kur jis yra, iš tikrųjų tas klausimas. Kur jis dabar yra tuo metu, ką jis dabar veikia, kur jis ten keliauja ir kokius vaizdus mato, kokią istoriją, arba kokią kelionę jisai keliauja, kaip šiuo atveju, ar ne, kokią kelionę jis ten keliauja, kad nuo ko bėga, ką vejasi ir ką turi padaryti, kad laimėtų tą bilietą į amžinybę. Juk aš pristatydamas knygą, atsimenu, sakiau tokią paprastą situaciją. Žaidžiant šachmatais yra tokia pozicija, kai
vadinama ceitnotas, kai baigėsi laikas. Juk žaidžiant šachmatais, kiekvienas vienas ir antras priešininkas turi tam tikrą valandų kiekį skirtą partijai. Ir tu padarai įimas, sustabdai savo laiką, pradeda eiti kito laikas. Kol jis galvoja, jo laikas tiksi, kai jis padaro įimą, sustabdo savo ir pradeda eiti kitas. Tai ir būna tokių situacijų žaidžiant šachmatais, kai tu žaidi ir aš žaidžiu, teoriškai, ir esu žaidęs taip, kad tu matai, kad tu už 8 ėjimų laimėsi, žinai, kaip tu laimėsi, ir tu matai laikrodį ir matai, kad tu nespėsi to padaryti, ir tavo laikas baigsis anksčiau, o tai reiškia, tu pralaimėsi. Nors tu matai, jeigu laiko nebūtų, tu laimėtum tą partiją. Tai šiuo atveju būna, kad genialų šachmatininkai tokiais atvejais yra sugalvoję tokių ėjimų šachmatuose, kur vietoje 8, kurie nebuvo parašyti jokiuose vadovėliuose. Jie sugalvoja kažkokį genialų sprendimą čia ir dabar. Ir jie vietoje 8 su likusiu laiko likučiu 2 ėjimais šach ir mat. Jie laimi. O to ėjimo iki tol nebuvo. Tai šiuo atveju Joatamui knygoje Pasibaigęs Dievo žirgas irgi yra ceitnotas. Visiškai ceitnotas. Visiškai kaip tobulai jūs kalbat, man tiesiog nuostabu. Aš, pavyzdžiui, noriu dabar paklausti apie šios knygos apimtį. Jūs apie tai jau pradedat pats pasakot. Žodžiu, kaip jūs sugebėjot visą šitą istoriją užbaigti per tokią ploną knygą? Nes tai yra tikrai tas, kaip jūs sakėt ką tik. Nes iš tiesų yra labai lengva užsitęsti ir užsipasakoti, nes tiek daug visko norisi pasakyti ir kaip tą viską sutraukti į tą, kaip jūs čia pasakėte, tą šachą, kur ten, kaip padaryti tokią ploną knygą. Tarp kitko, klausiau New York Times, man rodo, bestsellerių sąrašą ten kažkas pristatinėjo. Ir žinot, ką pastebėjau, 5 kažkokios super duper knygos išgirtos ir visos tokio planumo. Bet tas planumas, tai vos ne kaip jau geros knygos ženklas kažkoks pasidarė. Aš labai turiu padėkoti savo amžinatilsį teatriniai dėstytojai Daliai Tamulevičiūtei, režisieriai, kuri mus dar kai jaunus studentus priėmė į Teatro ir muzikos akademiją. Ir kaip jinai sakydavo, už kiekvieną papildomą uždelstą pauzę per ilgai 1 sekundę mes gaudom tai per nagus. Jis sakydavo, pauzę laikyti tu turi turėti teisę. Tik kai turėsi vidinę teisę tą daryti, dėl ko tu prasmę ir teisę, kai tu mokėsi pajungti tai minčiai, tada tu gali laikyti tą pauzę. Pauzė dėl pauzės, dėl grožio, dėl efekto, dėl stiliaus ar dėl ko nors yra griežtai draudžiama. Tai matyt, šitą pamoką aš labai gerai išmokau, kai rašau knygas. Aš stengiuosi labai koncentruoti, nepaleisti knygos, suverštai laikyti bet kurią, kai rašau. Čia galbūt toks jau gaunasi mano principas. Niekas, turbūt būčiau parašęs 2 storesnę, niekas būtų turbūt išspausdinę ir tokią. Bet man tai yra svarbu, kad jinai būtų, žinai, talentai talentais, gabumai gabumais, gebėjimai kažką padaryti yra, bet amatas irgi svarbu. Amatas, konstrukcija, struktūra, forma, suveržimas, kaip padaryti. Tai yra labai svarbus dalykai kiekvienam rašančiam žmogui ir kai tai dera kartu, tai, ką tu rašai vidumi ir kartu tai, ką suverži protu, tada jinai tampa tokiu vieniu, aš daugiau gal nemoku pasakyti kitaip. Tai šiuo atveju gal taip. Taip, čia yra visiškai formulė, ne formulė, bet atsakymas iš tiesų genialių kūrinių. Tikrai, jūsų knygos aš visų neskaičiau, bet jos yra labai mano mamos mylimiausios, tai tiesą sakant. Ir labai tokios, sakyčiau, unikalios. Ir nežinau, kaip jūsų tas jausmas, bet daug rašytojų jaučiasi, kad knygos yra kaip vaikai. Kažkaip tai sukūrei kažką, pagimdėjai, išleidai į pasaulį. Tai galbūt vienas iš tokių paskutinių klausimų būtų, ko jūs palinkėtumėt būtent šitai knygai? Ką jūs linkite savo vaikui šitai knygai? Kas yra idealus jos kelias jūsų akimis?
aš negaliu nieko norėti ir trokšti, nes žinau, kad tai būtų ne visai teisinga, nes tos knygos, mano tos knygos 5, kurios parašytos, jos visos gyvena vis dar nuostabų gyvenimą, jas žmonės skaito, jas leidžia naujus tiražus, jas vis dar perka, jomis vis dar džiaugiasi. Tai žinai, kažko norėti daugiau savo vaikams, tegul taip ir būna, tegul ir džiaugiasi, tegul būna laimingi. Juk mūsų teatre, pavyzdžiui, aktorių, koks gyvenimas yra teatrinio gyvenimo. Tu suvaidinai spektaklį, kol jis eina, kol jis repertuare, jis gyvas, kaip plaštakės gyvenimas. Sudegė į šviesą, suskrido, numirė ir dingo. Ir po 14 metų, kai tau kas nors pasakos, žinai, koks spektaklis buvo, o tu jeigu nematei, tu ir nematei. Jis lieka tik žmonių atminty. Tai ta didžiausia mano nuostaba, kai galiausiai suvokiu, palauk, su knygom kitaip yra. Jos lieka. Tavęs nebeliks, o knygos liks. Tai pavyzdžiui, naujoji išėjo dabar knyga Antarktidos indėnai. Visai kitokia. Visai kitokia. Atvirkščiai, nepaprastai struktūriškai paprasta. Nepaprastai aiškia forma. Bet kiekvieną kartą, aš labai noriu pabrėžti, man forma ir struktūra diktuoja ne mano noras, ne mano protas, ne mano ambicijos, o tai apie ką knyga ir kam ir kodėl. Nuo to priklauso struktūra. Jeigu rašai apie dimensiją sergantį žmogų, kaip Pasibaidęs Dievo žirgas, kur atminti kaip trupinius bando susirinkti, kad laimėti tą, sakykime, amžinybę. Tai tada ir struktūra yra sudėtinga ir tokia. Jeigu rašai knygą, tarsi pasaka suaugusiems ar knygą suaugusiems apie vaiką, vildamasis, kad skaitys ir vaikai, tu būtum paskutinis kvailys. Jeigu tu sulankstytum tokią struktūrą, paleisim, tai vaikai iškart numes tą knygą, žinai. Tada tu turi viskas turi būti tam pajungta. Net kai darai knygos pristatymą, tai, man yra buvę taip, kad aš tik nepamenu, ar tai buvo su tigru glostančiu pėdas ar su dievu su šlepetėmis. Man paskambino iš vieno labai brangaus viešbučio, tokio super brangaus viešbučio ir sako, gal jūs galėtume daryti pas mus pristatymą knygos, nes ir mes ir vaišes padarytumėm, ir visas įgarsinimas būtų ir nieko nekainuotų. Duodam jums. Aš sakau, jūs juokaujat turbūt. Aš parašiau piligriminį romaną apie Santiago de Compostelos kelią, kuriame žmonės eina ir gyvena alberguose, ant gultų 101 patalpoj, ir jūs man siūlot pristatymui 5 žvaigždučių viešbutį. Atsiprašau, ne. Bet tai sako, taigi už dyką. Aš net ir jeigu man primokėtų, nesakyčiau, nes tai neatitinka knygos. Tai va čia yra apie tai. Ta knyga tam skirta. Jeigu piligriminis romanas buvo Ramintojos bažnyčioje, apgriuvusi, aplūžusi, tokie piligrimiai bažnyčiai. Jeigu aš tarsi į vaikų pusę keistuolių teatre. Jeigu Pasibaidęs Dievo žirgas buvo Kotrynos bažnyčia. Tokioj vietoj, kur jai. Tai visi tie dalykai turi būti tos struktūros, ilgumai ir tie linkėjimai yra bergždi. Mums pasiseks, jeigu, čia visiems autoriams sakau, mums pasiseks, jeigu knygos mus pergyvens. Kai aš parašiau pirmą knygą, vienas leidyklos žmogus, Almas Literas, man pasakė tarp kitko, taip stovint ant laiptų. Sako, tu net neįsivaizduoji, Juozai, kiek nuostabių knygų tiesiog dulka apatinėse knygynų lentynose. Net sako, Nobelio premijos laureatų. Apie kurias niekas ir nesužino. Jos guli kažkur ir nieko. Aš atsimenu, tada aš sėdėjau ir galvoju, aš stovėjau ir galvoju, aš nenoriu, kad tai būtų su mano knygom. Aš nenoriu, kad jas apeitų dulkėm. Aš noriu, kad jie žmonės skaitytų, kad jos liestų žmonės. Tai va čia taip kalbant į tą klausimą atsakant, aš linkiu, kad kiekvienam autoriui, kad jų knygos gyventų, kad neapeitų dulkėmis, kad žmonės skaitytų, kad jas liestų. Ir tada autoriai bus laimingi. Nieko daugiau. O visa kita tai ten
pinigai ir premijos, tai tegul tą sportę naudoja, čempionatuose, ten yra ta teritorija. Mes kažkaip kitaip gal. Visiškai, visus mano klausimus. Tiesiog aš tik sugalvoju, jūs pukštelė atsakot. Nu viskas, viską paklausiau. Jūs viską atsakėt, nes norėjau apie premijas paklausti. Iš tikrųjų, tai man tokia išvada, kad jeigu knygos yra vaikai, tai jūs esat labai geras tėtis, nes kuris palydi tą savo vaiką taip labai išmintingai, nes vis tiek tėvas turi nukreipti savo vaiką, ar ne, jeigu paleis tokį, žodžiu, eik vaikelį, daryk, ką nori, tai ir vaikas bus be galvos. O jūs taip labai, taip išjaustai, kryptingai tą savo knygą lydi. Tai va čia irgi man reikia iš to, nu, bet kokiem autoriam pasimokyti galima. Aš taip ir sakau kartais, kažkas man sako, bet tai kodėl, sako, tu spalį 20, tu važiuoji 20 pristatymus spalį į naujos knygos. Kodėl tiek daug važiuoji? Sakau, žinai, kaip, jeigu kalbant kaip su vaiku, nu, tai vaikas tai mažas. Jam reikia batukus nupirkti, šiltus rūbelius, ruduo vėjuotas. Jį reikia apsaugoti, jį reikia užauginti. Tai nu, kaip, man patinka taip rūpintis kaip vaikai savo knygom. Tada jos kažkaip, gal tada aš taip, nu, gerai tai pasakysiu, kaip, nu, kaip pasakoju, gal tada tos knygos tavo atsidėkoja. Bet iš tiesų, tai aš tai tuo tikiu tikrai, kad taip ir yra. Tiesiog tikrai taip yra. Jo. Juk tu nepriversi žmogaus skaityti, nei vieno. Tu gali važiuoti milijoną kartų. Tu vienintelis dalykas, ką tu gali padaryti atvažiavęs, tu gali parodyti, kad tokia knyga egzistuoja. Visiškai, aš sakau, jūs mano mintis skaitot. O tada gal kažkas iš 102 paims tą knygą ir atsivers. Ir tai dar nebūtinai patiks, bet bent jau paims į rankas. Taip, būtent. Tai tas mūsų toksai lengviausia būtų gyvenime. Aišku, kartais norėtųsi taip. Čia visiems autoriam. Nu, žinai, taip, sėdi patogiai, ne, nieko nedarai. Knygą parašai, išsiuntei ir išskirdai metams kažkur. O čia knyga šluoja visas topų viršūnės, žinai, ten lūžta lentynos, nu, žinai, žmonės perka. Nu, kiekvienas norėtų, kad tai būtų, bet taip nebūna. Tai, nu, darykim tiek, kiek galim, kiekvienas maksimaliai ir visos mūsų knygos gyvens, suras savo skaitytojai. O, kaip gerai. Ačiū labai, Juozai, jums už šitą pokalbį. Tikrai labai aš asmeniškai pasikroviau ir tiek visko sužinojau ir išmokau dar reikės apgalvoti man viską, ką aš sužinojau. Tai, nu, toks nuostabus pokalbis, kai praktiškai visi klausimai atsakyti, mano klausimai, ne tai, kad jūs atsakot, ką jūs norit, bet vat, kad čia kažkokia empatija, aš nežinau, kas čia pas jūs yra tokia, nu, talentas tikrai, kad atsakyti taip, kaip žmogus nori išgirsti. Viskas, aš taip sakau, iš tikrųjų, kartais iš tikrųjų vartoju tokį išsireiškimą, kurį dabar sakysiu. Juk mes nieko, net rašydami knygas, mes nieko nenuspėjam, mes nieko neiššamanaujam, mes nieko neišburiam. Vienintelis dalykas, ką tu gali padaryti, mano manimu, tu gali paimti va tai, kas tvyro ore, va čia ir dabar, ta vibracija, kuri galbūt toje vibracijoje gali būti ir ateities dulkių ir kažkokių dalykų. tą gali paimti vibraciją ir įdėti. Tai man rodos, kiekvieno autoriaus rašytojo galimybė yra stebėti tą čia ir dabar akimirką ir paimti ją tiesiog iš oro. Iš niekur. Iš nieko. Taip. Oi, ačiū Jums, tikrai labai dėkinga, kad prisijungėt ir papasakojot ir pašnekėjot. Vienas mano mylimiausių pokalbių. Ačiū labai. Tai linkiu tikrai Jums labai didelės sėkmės ir išsipildymo visoms Jūsų knygoms. Lauksim Jūsų kitų knygų. Aš skaitysiu Jūsų kitas knygas. Ir linkiu sėkmės visose Jūsų projektuose, kurių žinau yra be galo daug. Tai ką, ačiū klausytojams. Ir geros dienos. Ačiū visiems. Ką tada? Iki kitų susitikimų. Iki. Dėkui visiems. Iki.